Ar kada susimastėte, kaip didžiausias prakeiksmas gali virsti didžiausiu palaiminimu? Na, šiandien kaip tik ir pasinersime į vieną tokią senovinę legendą. Tai pasakojimas apie tai, kaip dieviška apgaulė ir sudaužyta širdis pagimdė vieną švenčiausių augalų pasaulyje. Ši legenda gyva ir šiandien. Tik įsivaizduokite, kokį sielvartą ir kokį įniršį turi jausti mirtingoji, kad ištartų štai tokius žodžius pačiam Dievui. Būtent šis galingas prakeiksmas yra visos šios istorijos epicentre. Ir tam, kad suprastume, kaip viskas iki to priėjo, turime atskleisti, kas slypi už šios, sakyčiau, kosminės išdavystės. Bet žinote, šie žodžiai tai ne pradžia. Tai yra be galo tragiška kulminacija. Kad suprastume, kaip Dievas ir įgarbinančia moteris atsidūrė šioje kryžkelėje, turime tiesiog atsukti laiką atgal ir pradėti nuo pradžių. Kiekviena didi istorija, žinoma, turi ir didį priešą. Mūsų istorija tai demonų karalius Džalandhara. Jo galia buvo tokia milžiniška, kad jis parklupdė net 3 pasaulius. Ir drįso mesti iššūkį patiems dangaus valdovams. Atrodė, jo tiesiog neįmanoma nugalėti. Ir štai čia pati įdomiausia dalis. Pasirodo, Džalandharos nenugalimumo paslaptis slypėjo ne jo paties jėgoje, o jo žmenos Vrindos širdyje. Būtent jos tyras atsidavimas ir absoliuti ištikimybė sukūrė dvasinį skydą, kurio negalėjo pramušti joks dievų ginklas. Tai žinoma pastatė dievus į švelniai tariant beviltišką padėtį. Net pats galingasis Šiva buvo bejėgis prieš Džalandharą, kol jis saugojo Vrindos skaistybę. Suprantate, kokia dilema? Norint laimėti karą, reikėjo nenugalėti karį mūšio lauke, o palaužti nekaltos moters dvasią. Sprendimas buvo neišvengiamas, bet kartu ir be galo tragiškas. Taigi daivai, jau visiškai išsekę ir praradę viltį, kreipėsi į tą, kuris dažniausiai randa išeitį, į viešpačių Višnų, visatos saugotoją, ir jie prašė jo padaryti tiesiog neįsivaizduojamą dalyką – apgaula sugriauti Vrindos atsidavimą, kad būtų išgelbėta visata. Višnus, puikiai suprasidamas, kas pastyta ant kortos, labai nenoromis, bet sutinka. Jis pasiverčia tobula Džalambaros kopija ir pasirodo Vrindai. Pabandykite įsivaizduoti jos džiaugsmę, kai ji pamato mylimą vyrą grįžusį iš mūšio. Ji puola jam į glėbį ir būtent toje džiaugsmo ir palengvėjimo akimirkoje, jei pačiai to nesuvokiant, jos švenčiausias įžadas buvo sulaužytas. Ir tas pasikeitimas, jis įvyko akimirksniu. Šis vienas apgaulės veiksmas paleido įvykių grandinę, kuri buvo tiesiog pražūtinga visiems. Ta pačią sekundę, kai Vrindos įžadas buvo sulaužytas, kažkur toli mūšio lauke Džalandaros dvasinis skydas tiesiog dingo. Išnyko. O viešpats Šiva, žinoma, nedelsdamas pasinaudojo progą ir jį nugalėjo. Tuo pat metu sode Vrindos širdį persmelkė ledinis šiurpas. Ji pajuto, kad jos vyras mirė. Ir tą pačią akimirką apgaulos skraistė nukrito. Priešais ją stovėjo ne Džalandhara, o pats viešpats Višnus. Jo sielvartas akimirksniu virto įniršiu. Suprantate, Dievas, kurį jį garbino, kuriam meldėsi, kad apsaugotų jos vyrą, pats tapo jo pražūties įrankiu. Išduotas buvo ne tik jos santuokinis įžadas, išduotas buvo visas jos tikėjimas. Ir tada, skausmo perverta širdimi, Vrinda ištarė prakeiksmą, kuris atsilieps per amžius. Pirma, ji nulėmė, kad Višnus taip pat pajus atskirimo nuo mylimosios skausmą. Ši pranašystė išsipildė, kai jis įsikūnijęs kaip Rama buvo atskirtas nuo Sytos. Ir antra, ji prakeikė jų virsti akmeniu. Būtent todėl Višnus šiandien garbinamas kaip šventasis šaligramo akmuo. Bet štai čia istorija pasisuka visiškai netikita linkme. Į prakeiksmą Višnus atsako palaiminimo. Jausdamas gilų sielvartą dėl to, ką padarė, jis ne tik nuolankiai priėmė bausmę, bet ir pagerbė Vrindos nepalaužiamą dvasią. Jis prisiekė, kad jos tyra siela gyvos amžinai, atgimusi kaip švenčiausias augalas Tulse. Ir štai taip, iš didžiausios tragedijos gimė amžina šventa sąjunga. Mitas ne tik išsprendė dievų ir demonų konfliktą, bet ir sukūrė gyvą tradiciją, kuri iki šiandieniom švenčia atsidavimą ir dievišką malonę. Išgirdusi Višnaus pažadą, Vrinda ramia širdimi žengė į savo vyro laiduotuvių laužą. Bet tai nebuvo pabaiga. Oi ne. Iš jos pelenų išdygo pirmasis Tulsės augalas, įkūnijantis jos nemirtingą dvasią. Ir taip gimė Tulsės Vivaha, kasmetinė šventė, primenanči šią dievišką sąjungą. Šios simbolinės vestuvės vadinamos Tulsės Vivaha kasmet sujungia Vrindos dvasią, gyvenančią Tulsės augale, su Višnos esybe, įkūninta šaligrano akmenyje. Tai yra amžinos jų sąjungos ir dieviško susitaikymo šventė.
Bet ši ceremonija turi kur kas gilesnę prasme. Pirmiausia, tai yra susitaikymas tarp dievybės ir jį garbinusios sielos. Antra, tai yra duoklė atsidavimo galiai, kuri buvo tokia stipri, kad įpareigojo patį Dievą. Ir giliausia prasme, tai yra amžina metafora apie individualios sielos kelią į susijungimą su tuo, kas amžina. Na, o kadagi visa tai vyksta, šios ypatingos vestuvės švenčiamos Kartikos mėnesio pilnaties dieną, kuri paprastai būna spalį arba lapkričio. Ši diena Indijoje tradiciškai žymi vestuvių sezono pradžią, o pati ceremonija su didžiuliu entuziazmu atliekama tiek šventyklose, tiek namuose. Taigi, ši legenda mums primena, kad tikras atsidavimas niekada nelieka pamirštas. Net ir pačia tamsiausia išdavystės akimirka, visa ta gali rasti būdą, kaip paversti skausmą amžiną garbe. Ir tai verčia susimastyti, ką iš tiesų reiškia, kai didžiausias prakeiksmas tampa didžiausiu palaiminimu.